Su jumis Lukas Kimelis ir Balsių ryto antrasis sezonas. Sveiki sugrįžę į mūsų mokyklą jau antrąjį sezoną. Šiandien laidoje pamatysite, kaip kalbiname direktoriaus pavaduotojus neformaliajam ugdymui. Išgirsite mokinių ir mokytojų nuomonės apie jau įsigaliojusias uniformas ir pamatysime ištraukas iš rugsėjo 1 šventės. Sveiki, dabar kalbinsime direktoriaus pavaduotojus neformaliajam ugdymui Ramūną ir Virginiją. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki, galim jūs pakalbinti, norim su jūs pasikalbėti. Taip, Prašau. Mūsų kūrybinė grupė sužinojo, kad jūs gavote naujas direktoriaus pavaduotojo neformaliajam ugdymui pareigas. Norime palinkėti gerą darbą. Kaip sekasi naujose pareigose? Kaip jaučiatės jose? Gerai jaučiamės. Jaučiamės gerai iš tikrųjų, o kaip sekasi, tai dar labai sunku pasakyti, nes tik darbą pradėjome. Iš tikrųjų, darbo to labai daug organizacinio ir kaip seksis bus matyti, bet nusiteikę gerai, optimistiškai ir tiesiog dirbam savo darbą. O jums patinka dirbti su mokiniais? Žinoma, kad patinka. Patinka su mokiniais labai Ir su mokytojais. Su mokytojais, kolektyvu. Su kolektyvu, nes tai yra komandinis darbas ir mes dirbame kaip komanda. O kaip sekėsi suorganizuoti rugsėjo 1-ąją? Ar sunku buvo tai padaryti? Pirmiausia, gimė idėjos, kaip tai padarysime. Ir kadangi vėlgi buvo mūsų gera komanda organizacinė ir iš tikrųjų iš tų idėjų padarėme scenarijų, visuomeninę programą ir aš manau, norėjom padaryti šiltą, jaukią šventę, gražią ir manau, kad jį pavyko. Pirmas blynas, manau, neprisvilęs. O ko palinkėsite šiais metais mokiniams mūsų mokyklos? Na ką, palinkėsim pirmiausiai susiklausimo. Manau, geranoriškumo. Kūrybiškumo. Ir bendradarbiavimo. Ačiū Jums. Nors uniformas dėvime tik tai antrą savaitę, bet jau turime atsiliepimų apie jas. Mano nuomonė yra dvejopa. Uniformų modelis yra tikrai stilingas, tikrai yra modernus. Mergaitės ypatingai su sijonukais ir su kaklaraiščiais atrodo labai patraukliai, elegantiškai. Tik yra vienas trūkumas. Uniformų audiniai nėra kokybiški. Mokiniai panešioja porą mėnesių, matosi, kad tie drabužėliai yra išsitąsę, nusiburbuliavę, jų paviršius ir, kaip supratau, tos uniformos nėra praktiškos. Dėl dėvėjimo pamokose, tai irgi mokiniai ne 100% jas dėvi. Ir ta klasė, kurie ateina su uniformom, bent jau tą geltonąją savo dalimi, iš karto atrodo labai tvarkingai ir pasijaučia mokyklos dvasia. O jeigu klasėje atsiranda 1-2 mokiniai, kurie be uniformų arba bent jau be tos savo geltonosios dalies, jau iš karto darko klasės tuo pačiu ir mokyklos vaizdą. Tokia mano nuomonė apie uniformas. Man uniformos patinka dėl to, kad jos yra patogios. Ir jos yra suderinti spalvų ir galima dėti kokius nori batus, nes prie juodos labai dera. Manau, kad uniformos yra labai gražios ir geros. Bet viena problema. Nuėjus į valgyklą labai sunku rasti klasiokus. O kodėlgi? Todėl, kad visi su geltonom maikutėm. Dabar pamatysite keletą vaizdų iš rugsėjo 1 šventės. Pasirodo saulė tavo akise ir šypsenoj draugų. Džiaugtis, dainuoki, koks nuostabus pasaulis, pilnas muzikos. O įdomu, su kokiamis mintimis pasitinka šį rugsėjį mūsų mokyklos direktorė? Paklauskime jos. Kviečiame štai čia savo mintimis pasidalinti mūsų mokyklos direktorę Loretą Kačiušytę Skramtai. Sveiki, mėlyjeji. Sveiki vaikai, sveiki mokinukai, sveiki pirmokai, tėveliai, gerbiami mokytojai. Tikrai, šiandien yra smagu. Šiandien smagu matyti jūs sugrįžusius, tokius gražius, pasipuošusius, naujomis uniformomis. Jaučiasi, kad mūsų mokyklos mokiniai jau yra bendruomenė. Kviečiame direktorę uždegti žinių ir širdžių šviesos židinį.
visi kaimynai, draugai, pažįstami, bendruomenės nariai ir moksleiviai. Ypatingai norėčiau pasveikinti pirmokėlius. Labadiena, gerbėmieji, visi susirinkę. Tėveliai, moksleiviai, mokytojai, politikai, pareigūnai, visi, kas šiandien susirinkot. Džiaugiamės nauja mokslo metų pradžia, antrieji mokslo metai šitoje mokykloje su vis gausesniu būriu vaikų. Jūs, gerbėmieji mokiniai, eikite ir pasiduokite suviliojami. Eikite paskui savo mokytojus, nes mokiniui, kurio širdis yra pilna, kuriam nieko nebetrūksta, nereikia ir mokytojo. O jūs, gerbėmieji tėveliai, būkite liudininkai. Pasakos padeda mums likti vaikais. Ir beje, kreipiuosi suaugusius. Būkime vaikais, išsaugokime vaiką savyje. Pirmąją C. Aurelija Bubulytė Jurgelevičienė. Su jumis buvo aš, Lukas Škrelis. Susitiksime kitoje laidoje.